Sveiki! Kai kažką išgirstame apie alergijas, dažniausiai yra minimos žiedadulkės, riešutai, kačių kailis ir kiti įprasti, labai dažnai pasitaikantis variantai. Tačiau medicinoje užfiksuota daugybė atvejų, kai pacientai kenčia nuo kur kas keistesnių ir retesnių priežasčių. Šiandien būtent ir aptarsime pačias keisčiausias alergijas pasaulyje. O galbūt ir patys esate kažkam alergiški? Jei taip, papasakokite apie tai komentaruose. Taip pat nepamirškite paspausti patinka po šio video ir prenumeruoti kanalą Maistas smegenims, kad ateityje nepraleistumėte kitų laidų. Alergija vandeniui. Žmogaus kūnas sudarytas iš maždaug 60% vandens, tačiau pasaulyje užfiksuota keliasdešimt pacientų, kuriems išorinis kontaktas su vandeniu sukelia fizinį košmarą. Tai akvageninė dilgėlinė. Praėjus vos kelioms minutėms po kontakto su bet kokios temperatūros vandeniu, nesvarbu ar tai būtų distiliuotas vanduo, vandentiekio vanduo, jūros vanduo, ašaros ar net lietus, paciento odą išberia smulkiu, stipriai niežtinčiu ir deginančiu bėrimu. Jis dažniausiai susidaro ant kaklo, krūtinės bei rankų. Niežulys ir skausmas gali tęstis nuo 30 minučių iki 2 valandų po to, kai oda yra visiškai nusausinama. Pasitaiko ir tokių sunkių atvejų, kai ligoniui bandžiusiam gerti paprastą vandenį, sutinsta gerklė, prasideda švokštimas, darosi sunku kvėpuoti. Kadangi vandens išvengti neįmanoma, gydymas yra orientuotas į simptomų slopinimą. Pacientams skiriamos didelės antros kartos H1 antihistamininių vaistų dozės, kurios blokuoja histamino receptorius. Taip pat naudojami barjeriniai kremai pagaminti vazelino pagrindu. Jie tepami ant odos prieš prausimąsi, kad fiziškai izoliuotų odą nuo drėgmės. Kai kuriais atvejais taikoma fototerapija, kuri padeda sustorinti odos sluoksnį ir sumažinti imuninį jautrumą. Itin sunkiais atvejais skiriamas biologinis vaistas omalizumabas. Mokslininkai iki šiol tiksliai nežino, kaip atsiranda tokia alergija ir siūlo kelias skirtingas teorijas. Pavyzdžiui, vieni teigia, kad vanduo patekęs ant odos ištirpina viršutiniame odos sluoksnyje esančias cheminės medžiagas arba sebumą. Šis procesas sukuria toksinį junginį, kuris prasiskverbia giliau ir priverčia mastocitus išskirti didžiulius kiekius histamino, medžiagos atsakingos už alerginės reakcijas. O kiti aiškina, kad vandens osmosinis slėgis tiesiogiai dirgina imuninės ląsteles odoje. Alergija nėštumui. Tai viena dramatiškiausių ir labiausiai šokiruojančių diagnozių medicinoje – nėščiųjų gestacinis pemfigoidas. Tai reta autoimuninė alerginė reakcija, kai nešios moters organizmas pradeda agresyviai atakuoti savo pačios odą dėl gimdoje nešiojamo vaisiaus. Ši būklė pasitaiko maždaug 1 iš 50 000 nėštumų. Moters imuninė sistema placentoje esantį kolageno baltymą klaidingai pradeda matyti kaip grėsmę ir prieš jį gamina antikūnus. Įvyksta baisi kryžminė reakcija. Kadangi šis baltymas yra identiškas tam, kuris sujungia moters odos sluoksnius, tie patys antikūnai pradeda negailestingai naikinti pačios moters odos bazinę membraną. Dažniausiai antrame ar trečiame nėštumo trimestre aplink bambą atsiranda baisiai niežtintis raudoni iškilimai, kurie per kelias dienas virsta milžiniškomis skysčio pilnomis pūslėmis. Bėrimas plinta per visą pilvą, šlaunis, nugarą ir krūtinę. Niežulys būna toks stiprus, kad moteris negali miegoti, o pūslėms sprogus kyla didžiulė infekcijų rizika. Kadangi tai susijęs su gyvybe gimdoje, gydymas yra labai subtilus. Naudojami stiprus vietiniai ir sisteminiai kortikosteroidai, kad prislopintų moters imuninę sistemą. Gera žinia ta, kad pagimdžius kūdikį ir pasišalinus placentai, alergija dažniausiai išnyksta per kelias savaitės, nors gali trumpam atsinaujinti per pirmąsias mėnesines. Beje, nors motinos gyvybei grėsmės nėra, ši būklė reikalauja griežtos priežiūros, nes padidina priešlaikinio gimdymo riziką, o apie 10% kūdikių gimsta su laikinai išberta odele. Alergija fiziniam krūviui. Sportas sveikata, tačiau kai kuriems žmonėms aktyvus judėjimas, bėgimas ar net paprastas lipimas laiptais gali baigtis reanimacijoje. Tai būklė, kai fizinis krūvis išprovokuoja sunkią sisteminę alerginę reakciją. Fizinio aktyvumo metu žmogus pradeda jausti staigų nuovargį, kūno odą išberia didelėmis dilgėlinės pūslelėmis, pradeda tinti lūpos, veidas, vargina spazminiai pilvo skausmai. Jeigu intensyvus darbas nenutraukiamas, reakcija progresuoja į anafilaksiją, spazmuoja bronchai, tampa neįmanoma įkvėpti oro, nukrenta spaudimas ir prarandama sąmonė.
Manoma, kad fizinio krūvio metu organizme pakyla kūno temperatūra, pasikeičia kraujo pH ir paspartėja kraujotaka, o tai tam tikrų žmonių mastocitus priverčia išmesti histaminą. Egzistuoja ir specifinė šios ligos forma – nuo maisto priklausoma fizinio krūvio anafilakcija. Šiuo atveju žmogus gali sportuoti ir gali valgyti tam tikrą maistą atskirai ir tuomet jokių simptomų nebus. Tačiau jei jis suvalgys tą produktą ir per 2-4 valandas po to pradės sportuoti, kils mirtina anafilakcinė reakcija. Maisto virškinimas kartu su fiziniu krūviu padidina žarnyno pralaidumą, todėl alergenai į kraują patenka nepakitę ir sukelia imuninį sprogimą. Blogiausia tai, kad šios būklės pilnai išgydyti neįmanoma. Pacientai privalo keisti savo gyvenimo būdą, neatlikinėti intensyvių treniruočių, taip pat sportuoti tik su partneriu, kuris žino apie ligą ir moka suleisti vaistus. Jei diagnozuota nuo maisto priklausoma forma, griežtai draudžiama valgyti likus 4-5 valandoms iki bet kokio fizinio aktyvumo. Be to, sergantis privalo visada su savimi turėti 2 epinefrino injekcijas. Alergija spermai. Tai itin reta ir iš psichologinės pusės sunki alerginė reakcija, kuria serga moterys. Ši liga dažnai klaidingai diagnozuojama kaip lytiškai plitanti infekcija arba grybelinis uždegimas. Tiesa, fiksuojami ir vyrų jautrumo savo pačių spermai atvejai. Toks sindromas jiems sukelia nebėrimus, o į sunkų gripą panašius simptomus po kiekvieno orgazmo. Moterų atveju reakcija gali būti vietinė arba sisteminė. Vietiniai simptomai pasireiškia praėjus kelioms minutėms po kontakto su sėkla. Makšties ir išorinių lytinių organų srityje prasideda nepakeliamas deginimas, niežulys, stiprus patinimas ir audinių paraudimas. Šie simptomai gali varginti nuo kelių valandų iki kelių dienų. O sisteminė reakcija yra kur kas pavojingesnė. Jis sukelia viso kūno dilgėlinę, dusulį, vėmimą, viduriavimą ir gyvybei pavojingą anafilaksinį šoką. Paprasčiausias ir efektyviausias apsaugos nuo tokios alergijos būdas – prezervatyvai, kurie visiškai užkerta kelią skysčio kontaktui su oda ir gleivine. O jei pora planuoja susilaukti vaikų, taikomas specialus jautrumo mažinimo metodas. Tam tikslui gydytojai alergologai naudoja atskiestas partnerio sėklos plazmos dozes, kurios kas tam tikrą laiką, pavyzdžiui, kas 20 minučių, tiesiogiai įvedamos į makštį, palaipsniui didinant koncentraciją, kol imuninė sistema nustoja reaguoti. Kad efektas išliktų, pora privalo reguliariai, bent 2-3 kartus per savaitę turėti nesaugių lytinių santykių. Alternatyva – dirbtinis apvaisinimas laboratorijoje, prieš tai visiškai išvalius spermatozoidus nuo sėklos plazmos baltymų. Teigiama, kad alergiją sukelia ne patys spermatozoidai, o sėklos plazmoje esantis baltymai, dažniausiai prostatos specifinis antigenas. Kadangi šis baltymas yra identiškas visų vyrų organizme, moteriai alerginė reakcija kils net ir pakeitus partnerį į kitą. Alergija mobiliesiems telefonams ir metalams. Šiuolaikinėme pasaulyje ši alergija tampa vis dažnesnė. Nors žmonės dažnai sako, kad yra alergiški savo telefonui, tikrasis kaltininkas yra prietaisų korpusuose naudojami metalai – nikelis ir kobaltas. Ši problema dar labiau paaštrėjo išpopuliarėjus išmaniesiems laikrodžiams, ausinėms bei planšetėms, kurios nuolat liečiasi prie mūsų odos. Tai klasikinė lėtinio tipo alerginė reakcija, dar vadinama kontaktiniu dermatitu. Simptomai pasireiškia ne iš karto, o praėjus 12-48 valandoms po kontakto su metalu. Vietose, kur telefonas lietėsi prie veido, ausies ar rankų, oda parausta, pradeda pleiskanoti, niežtėti, atsiranda smulkių vandeningų pūslelių, kurios vėliau trūksta ir susiformuoja skausmingos plutelės. Vienintelis efektyvus būdas, kaip nekentėti nuo šios alergijos, tai visiškas kontakto su minėtomis medžiagomis nutraukimas. Kadangi telefono atsisakyti vargu ar įmanoma, privaloma naudoti plastikinius ar odinius dėklus, kurie pilnai uždengia metalinės dalis, o išmaniuosius laikrodžius rinktis tik su silikoninėmis ar medžiaginėmis apyrankėmis bei plastikiniais korpusais. Esant paūmėjimui, odos uždegimas slopinamas vietinio poveikio kortikosteroidų tepalais bei drėkinamaisiais kremais. Kokios šios alergijos priežastys? Nikelio ir kobalto jonai, kontaktuodami su žmogaus prakaitu, lengvai ištirpsta ir prasiskverbia pro odos barjerą. Čia jie prisijungia prie odos baltymų ir sukuria kompleksus, kuriuos imuninės ląstelės palaiko grėsme. Organizmas sukuria imuninę atmintį, todėl kiekvienas kitas kontaktas su šiuo metalu sukelia uždegimą.
Nikelio gausu ne tik elektronikoje, bet ir monetose, džinsų saguose, bižuterijoje bei akinių rėmeliuose, todėl alergiškiams žmonėms tenka būti itin atsargiems, ne tik su telefonais. Alergija žmogaus prisilietimui. Dermatografija yra būklė, kurie sergantiems žmonėms sukelia nuolatinį diskomfortą. Tai viena dažniausių fizinės dilgėlinės formų, paveikianti apie 2–5 procentus populiacijos. Žmogui užtenka lengvai įsibrėžti į odą, paspausti ją pirštu, dėvėti aptemptus drabužius su siūlėmis ar pasikrapštyti, kad toje vietoje tiksliai pagal poveikio liniją iškiltų storos, patinusios baltos arba raudonos linijos. Oda atrodo taip, tarsi ant jos būtų išraižyti trimačiai užrašai. Šie iškilimai stipriai niežti ir degina, tačiau savaime išnyksta per 15–30 minučių. Kadangi tai yra lėtinė būklė, pagrindinis tikslas sumažinti odos jautrumą. Skiriami standartiniai antros kartos antihistamininiai vaistai. Pacientams rekomenduojama dėvėti tik laisvus, natūralaus pluošto drabužius be grubių siūlių, atsisakyti sunkių rankinių ant peties, atsargiai šluostytis rankšluosčiu, vengti staigių temperatūros pokyčių ir nuolat drėkinti odą, kad būtų sumažintas niežulys ir noras kasytis. Kalbant apie alergijos priežastis, mokslininkai sako, kad mastocitai sergančiųjų odoje yra hiperjautrus bet kokiam mechaniniam slėgiui. Minimali fizinė trauma sukelia ląstelių membranų destabilizaciją ir histamino išsiskyrimą bei jokių išorinių cheminių alergenų dalyvavimo. Būklė taip pat gali paūmėti dėl streso, karštos vonios ar infekcinių ligų. Alergija mėsai po erkės įkandimo. Tai tikriausiai viena iš labiausiai stebinančių ir sparčiausiai plintančių alergijų, kurią sukelia ekologinis faktorius – specifinės erkių rūšys. Tiesa, panašus atvejai fiksuojami ir Europoje po vietinių erkių įkandimų. Skirtingai nuo įprastų alergijų maistui, kurios pasireiškia per kelias minutes, alfa-gal sindromas pasižymi vėlyvą reakciją. Žmogus suvalgo jautienos, kiaulienos ar avienos kepsnį, o mirtinas pavojus kyla praėjus 3–6 valandoms po valgio, dažniausiai vidury nakties. Pacientas pabunda nuo stipraus viso kūno niežulio, jį išberia dilgėlinė, ištinsta veidas, prasideda vėmimas, stiprus pilvo degliai ir anafilaksinis šokas. Šios alergijos išgydyti neįmanoma, vaistų irgi nėra. Pacientai privalo visiškai atsisakyti visų žinduolių mėsos ir jų šalutinių produktų, tokių kaip želatina, pienas ir pieno produktai. Sunkiais atvejais net vaistų kapsulės pagamintos iš gyvulinės želatinos gali sukelti reakciją. Baltymų šaltiniu tampa paukštiena ir žuvis, kurios neturi alfa-gal molekulių. Tiesa, kartais, bėgant metams ir nepatyrus naujų erkių įkandimų, antikūnų kiekis kraujyje sumažėja ir tolerancija mėsai gali iš dalies sugrįžti. Kalbant apie alergijos priežastis, alfa-gal yra angliavandenis, kurio yra visų žinduolių išskyrus žmones ir primatus organizmuose ir mėsoje. Kai specifinės erkių rūšys maitinasi žinduolio krauju, jos seilių liaukose lieka šio cukraus molekulių. Įkasdama žmogui, erkė suleidžia alfa-gal tiesiai į kraują. Žmogaus imuninė sistema šį angliavandenį supranta kaip pavojingą priešą ir pagamina specifinius antikūnus. Kai vėliau žmogus suvalgo raudonos mėsos, organizme prasideda masinė alerginė reakcija. Alergija šalčiui. Daugeliu žmonių žiema asocijuojasi tiesiog su raudonais skruostais, tačiau tiems, kurie kenčia nuo alergijos šalčiui, žiema temperatūra gali tapti mirtinu pavojumi. Ši būklė sudaro apie 1–3 procentus visų dilgėlinės atvejų ir dažniausiai pasireiškia jauniems suaugusiems. Reakcija kyla ne tik būnant lauke žiemą, bet ir kontaktuojant su bet kokiu šaltu objektu, geriant šaltus gėrimus, valgant ledus ar net vasarą būnant stipriai kondicionuojamose patalpose. Ant odos akimirksniu pasirodo dideli patinę raudoni bėrimai, kurie intensyviai niežti. Bėrimai ir patinimai dažnai sustiprėja būtent tada, kai oda pradeda šilti. Jei žmogus suvalgo kažką šalto, jam gali ištinti liežuvis ir ryklė, o tai blokuoja kvėpavimo takus. Šokinėjimas į šaltą vandenį, pavyzdžiui, baseiną ar ežerą, gali sukelti sisteminę anafilaksiją, staigų kraujospūdžio kritimą, sąmonės praradimą ir netgi skendimą dėl ištikusio šoko. Diagnozę ligoninėse nustato labai paprastu testu. Ant paciento odos 5 minutėms uždedamas ledo gabalėlis ir stebima, ar toje vietoje neiškils dilgėlinis bėrimas. Tokią alergiją turintys žmonės privalo vengti šalto maisto bei gėrimų ir šaltos aplinkos.
Gydymui taip pat naudojami antihistamininiai vaistai, kartais viršijant standartinės dozes net iki 4 kartų. O pacientai turintys didelę anafilakcijos riziką privalo su savimi nešiotis adrenalino injekciją. Šios alergijos priežastys gali būti skirtingos. Šaltis priverčia mastocitus odos audiniuose staigiai išmesti į kraujotaką histaminą bei kitus uždegiminius mediatorius. Tai gali būti pirminė būklė, kurios priežastis apskritai yra nežinoma, arba antrinė, kurią sukelia kitos organizme tūnančios ligos, pavyzdžiui, hepatitas, tam tikros vėžio formos ar infekcijos, kurios pakeičia kraujo baltymų struktūrą esant žemai temperatūrai. Alergija saulės šviesai. Alergija saulės šviesai nėra tik paprastas nudegimas saulėje ar fotodermatozė. Tai reta alerginė reakcija į elektromagnetinę spinduliuotę, ultravioletinius spindulius arba netgi matomą šviesą. Tokią alergiją turinčiam žmogui užtenka pabūti saulėje vos 1-5 minutes, kad atviros kūno vietos pasidengtų dilgėlinės bėrimais, patintų ir pradėtų deginti. Jeigu saulės spinduliai paveikia didelį odos plotą, pacientą ištinka sisteminė reakcija. Prasideda galvos skausmas ir svaigimas, pykinimas, bronchų spazmai ir alpimas dėl staigaus kraujospūdžio sumažėjimo. Kai asmuo pasislepia pavėsyje ar tamsioje patalpoje, bėrimai dažniausiai išnyksta per kelias valandas. Kalbant apie gydymą, standartiniai apsauginiai kremai nuo saulės dažnai padeda tik iš dalies, nes jie neapsaugo nuo matomos šviesos. Pacientams rekomenduojama naudoti specialius tamsintus kremus su geležies oksidu ir titano dioksidu. Gydytojai taip pat skiria antihistamininius vaistus, tačiau jie dažnai būna mažai efektyvūs. Vienas iš efektyvesnių metodų yra grūdinimo terapija, kai pacientas klinikoje yra kontroliuojamai švitinamas nedidelėmis ultravioletinių spindulių dozėmis, siekiant sukelti laikiną odos ląstelių toleranciją. Sunkiais atvejais taikoma plasmaferezė. Tai kraujo plazmos valymas arba omalizumabo injekcijos. Manoma, kad žmogaus organizme egzistuoja specifinis endogeninis baltymas, kuris sugerdamas tam tikro ilgio šviesos bangas transformuojasi į alergeną. Imuninė sistema šį modifikuotą baltymą identifikuoja kaip svetimkūnį, pradeda gaminti antikūnus, o tai ir sukelia staigų histamino išsiskyrimą. Alergija mechaniniai vibracijai. Dar viena fizinės dilgėlinės forma, kai odos imuninis atsakas išprovokuojamas mechaninio poveikio, trinties ir vibracijos. Simptomai atsiranda tose vietose, kurias paveikia vibracija. Pavyzdžiui, pasinaudojus elektriniu gręžtuvu, žoliapjove, važiuojant dviračiu nelygiu keliu, valantis dantis elektriniu šepetėliu, plojant rankomis ar netgi garsiai grojant žemų dažnių kolonėlėms koncerte. Oda paveiktose vietose staiga parausta, patinsta, tampa karšta, atsiranda skausmingas bėrimas ir stiprus pulsavimo jausmas. Taip pat gali pasireikšti bendras nuovargis, galvos skausmas ir netgi keistas metalo skonis burnoje. Reakcija išsivysto per nepilnas 5-10 minučių ir praeina savaime per valandą. Moksliniai tyrimai atskleidė, kad vibracinė dilgėlinė dažnai būna genetinė liga, kurią sukelia specifinė mutacija ATGRE2 gene. Šis genas koduoja baltymą, esantį mastocitų paviršiuje. Dėl mutacijos šis baltymas tampa struktūriškai nestabilus. Mechaninė vibracija tiesioginė prasme jį suplėšo, o tai duoda signalą ląstelėje akimirksniu išmesti visą histamino turinį į aplinkinius audinius. Alergijos gydymas apima kasdienį antihistamininių vaistų vartojimą prieš planuojamas veiklas susijusias su vibracija. Pacientams patariama vengti tam tikrų profesijų, pavyzdžiui, statybininko ar masažuotojo, ir vairuojant automobilius mūvėti paminkštintas pirštines, kurios sugeria vibracijos bangas. Šiam kartui tiek. Komentaruose pasidalinkite, kuri alergijos nustebino labiausiai, o galbūt apie jas visas jau esate girdėję. Taip pat, jei patiko ši laida, nepamirškite paspausti patinka, pasidalinti ją su draugais ir prenumeruoti kanalą Maistas smegenims. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitoje laidoje.